Labą dieną. Sėdžiu meteliuose, atėjau į metelius, žiauriai nusivylę, nes jokios nakvynės man čia niekas ir neduos. Tai nėra čia niekur, niekas nepriima, nes baisus kurortas, suvažiavę čia ilgasis savaitgalis, tiesiog yra kažkas, ežeras yra, nėra kur net kojos pastatyti, prie jo prieiti, o dar mašinas vis važiuoja ir važiuoja ir važiuoja. Tai va. Tai jeigu nakvočiau, tai dar rytoj Lazdijus, bet dabar tai, jeigu nenakvoju čia, prašiau, kad Rūta atvažiuotų iš Lazdijų, ir nuvažiuosiu pas juos į tą sodybą, vasarvietę, kurie ten dabar yra. Ir liksiu ten. Tai taip gaunasi, kad kamino mano Lituano baigtas. Ir toliau aš į Lenkiją irgi nenoriu eiti. Šiaip jau nusibodo. Jau šiandienai, žinot, nusibodo tokie dalykai, kai, gerai, ten ėjimas, ten eini, ten viskas yra gerai, ten ritmas yra, tu žinai, pailsėti reikia, sustoti, tu atsiguli, viską, ten kažkokią užkandžią turi, žinai, sneksų, viskas ten vakare ateini vienas. Ir šiaip kelyje nėra tos bendruomenės, kur mes ėjom Kamino Santiago, tai ten tai vienas pasiveja, tai pralenkė, tai ir vakare kažkaip tuose albergėse ten vėl susitinka visi. Ir toksai, žinai, ten šioks toks ir valandžiukai pabuvimas kartu ir džiaugsmas toksai, kad, ten tie visi žmonės, tie vardai, žinai. O čia per visas tas dienas aš Benas buvo, kuris, pradžioj ten mes nuo Rozalimės susitikom ir 2 etapus kažkaip tai nakvojom kartu, Burbiškės ir Rozalimė. Paskui jisai nuėjo, aš jis nuėjo pirmin greičiau. Paskui sutikau mamą tokią, Aldonos su Vita, dukra reiškia, jos irgi ten ėjo, žinai, kažkiek tai. Tai mes kažkur, man atrodo, Pociūnuose paskutinį kartą matėmės. Bet jos išvažiavo namo, nes mes kartu atėjom iš Prienų į Pociūnus ir tada viskas pavalgėm ten aerodrome ir jos nuvažiavo namo, žinai. Ir trečia pora, tai merginos tokios, dabar jos šiandien Lazdijuose baigė, reiškia, Čigoda, Sandra ir Monika tokia, žinai, tai viskas, ką aš mačiau, daugiau nieko nėra, žinai. Tai labai yra, liūdnoka, reiškia, tas kelias toksai, nueiti nueini, bet tas vis tiek su kažkuo tai reikia, žinai, kai ten daugumą naktų nakvojau iš tikrųjų vienas visur, tai toks keistai savo pradedi atrodyti, žinai, toks valkatėlė, žinai, toksai, Tai kažkaip tai vis tiek reikia to patvirtinimo, žinai, kažkas, kad būtų, gal galėtume kalbėtis apie tos dalykus, kur ten kas, kaip, kur kokie dalykai buvo ir ką reikėtų, kaip reikėtų, kur nuklydai. Tokie pasidalinimai, žinai, daugiau nieko nėra, žinai. Tai va, šiandien, tai čia iš to Miroslavo iki Metelių čia yra irgi 19,8 km, tai greitai, ten per 5 valandas nužingsniavau. Nes buvo tik tais keli kaimo takai, trumpi tokie, dauguma yra vieškeliai vėl, ir čia kai į Metelius jau posūkis buvo, kai jau pradėjau eiti jau palei plentą, tai mane tiesiog, taip erzino tos mašinos, kurios tiesiog vieną paskui kitą link ežero, galvojau, kaip žinokit, jūs nesuprantat, kad aš einu taip pėsčias link ežero, o jūs tai važiuojat iki pat kranto 10 metrų, kad būtų nedaugiau, žinai, tai, ir toksai. Jo, reikėjo trauktis iš kelio visą laiką tom mašinom, žinai, atvažiuoja iš priekio. Siauras kelias, ne visi nori trauktis, žinai. Jo, ir vairuotojai įvairūs yra, žinai, kai kurie aplenkia netgi kitą kelio pusę, reiškia, jeigu yra galimybė, žinai, o kiti tiesiog, tavo problemas, tu turi, žinai, arba vieškeliu, jeigu eini, reiškia, tai žiūrėk, iš paskos kažkas tai,
atvažiuoja arba iš priekio, reiškia. Tai vieni pristabdo, kiti nestabdo. Tai tokių dulkių debesį palieka, žinai. O tie tokie, kurie korektiškesni, tai jau pristabdo, taip lėčiau pravažiuoja. Supranta, kad tu žmogus kvėpuoja iki kažko. Tai, nu, tai va, tokių, žinai. Nu. Meteliuose čia šiaip tai būtų, kur nakvotėlė čia tokie yra, žinai, parapijos namai, o čia pašoniai pažiūrėjau langus apėjau, taigi tos vietos ten yra, žinai. Ar sofkutė, ar ką, žinai, ten nereikia tos patalinės galų gale, žinai, ten kai galvą pasidėsi išmiegosi, žinai. Nu, tai, kad ten nėra dušų, yra tikriausiai, yra parapijos namuose vis tiek kas nors, negali tai būti, kad namas be vandentikio, žinai. Nu, tai va, tokie, nu, tai va, nieko man, šiaip tai, jo, buvo sunkoka, jo, nėra lengva eiti šitą kelią, žinai, tai iš tikrųjų, nereikia čia į kalnus laipioti, bet yra tokio pasiklydimų galimybės, ir vakar tos merginos irgi rašė, kad jos nuėjo link Metelio ežero iš kitos pusės, o paskui teko grįžti atgal, nes nebebuvo ženklų. Ir taip nebuvo ženklų 2 kilometrus, jūs praėjo be ženklų, ne? Ir tada grįžti atgal ir tada ten kažkur. Šiandien mačiau tą vietą, tą posūkį. Nu, pagrindinis keliukas eina gana ryškiai į viršų kyla, žinai, o mums reikia šokti tokį, žinai, nu, tokį, nu, kur nuvažiavimas yra 2 vėžės tokios, reiškia, į tokį. Ir kažkur žolynė tas kamino ženklas. Tai vat irgi šitą, žinai, toksai įskandintas ten, žinai, ir jos ten divijosi, sako, nu, kaip mes nepastebėjom, kaip nepastebėjom šitą dalyką. Ir vieną dalyką dar pastebėjau, nu kas yra, žinai, kai lyginau Ispanijoje, kur žymėti keliai, ir Lietuvoje. Čia Lietuvoje visur kriauklės atvirkščiai apsuktos yra. Nežinau. Tarsi reiškia ta kriauklės dalis, kuri reiškia yra, nu, siauriausia, jinai rodo į priekį liktai. O Ispanijoje ta išskleista ta, nu, vėduoklė visa tos kriauklės, tai priekį yra atsukta, reiškia. Tenai reiškia toksai tarsi palydėjimas rankos, žinai, toksai, nu, o čia visos kriauklės yra atvirkščiai kažkaip tada. Nu, tai va. Nu, gerai, tai va. Tai labai ačiū už tiek, kiek žiūrėjot, kiek lydėjot, kokie buvot. Nu, nežinau, čia aš ką nors tokio padariau. Sau tai padariau, sau tai iš tikrųjų padariau. Man to reikia. Man to reikėjo, čia buvo mano ugdymasis toksai. Kad reikia disciplinos čia tokios nuolatinės, reiškia, ne, tu turi vis tiek tą dalyką padaryti, ne, iki vakaro to reikia ateiti ir ryte vėl būti pasiruošus, ne, ten ir vakar vėl skalbiausi, ten, žinai, kriauklė užsikimšęs, ten skalbimo miltelių netgi, turiu nedidelį pakelį, žinai, tokį, va, tai viską aš ten pasidariau, žinai, pasidžioviau, nuvalgyti išsiviriau, žinai, viską ten, nu, tai tokia, tai nėra lengva tokiam kely, žinai, kiekvienas iki vis naujoje vietoje viską atrasti, kas tau reikalinga. Ir maisto įsigyti, ir kur virtuvę atrasti, ir parodo viską, žinai, bet, nu, reikia mokytis daugybės dalykų. Ir sugyventi dar kartais būna, kai ten buvo, tai, kur čia, neatsimenu, kur tos 3 merginos gyveno vestuvėms, reiškia. Ir tu turi, reiškia. Tualetas tai vienas yra, jos vestuvėms ruošiasi, vaizduojat, reiškia, tualetas ir dušas kartu vienoje patalpoje. Tai jau man teko ten, žinai, kentėti. Nu, nesvarbu, viskas yra gerai. Tai iki kitų žygių tikriausiai. Kitais metais jau, dabar biškai eina ilsėtis. Ant kamino Ultrėja